apie emocinį nuopuolį. Keletą kartų esu nagrinėjęs, kaip emocinis nuopuolis mane stipriai paveikia. Nagrinėjęs ne taip, kad istoriškai buvo ir aš nagrinėjau, bet tą akimirką, kai tai vyksta, aš galvoju, wow, tikrai aš jaučiu dabar didžiulį emocinį sunkumą. Ir kaip įdomu, jisai atsirado greitai, per 10 minučių kartais atsiranda. Ir aš nežinau, ar anksčiau man taip nebūdavo, ar aš anksčiau nepastebėdavau, bet šiai dienai būna atveju, kai kažkokia vienintelė mintis sugeba mane nugramzdinti į per 10 minučių tokią sunkią būseną. Tokią kaip, jeigu taip laike žiūrint, tai į depresiją, neaišku, kiek jinai tenai tęsis. Aišku, aš nežinau, čia medicininis terminas, nereiktų jo naudoti, bet labai tokia slogi būsena, kur atrodo, viskas, nebėra jėgų. Nieko negaliu padaryti. Neišeina. Negaliu pasipriešinti aplinkybėm. Viskas. Kas dabar? Ir paskutiniu metu išeidinėjau iš tos būsenos per aiškaus plano susikūrimą. Atsisėdu ir pradedu galvoti, gerai. Pirminė mintis, kuri mane nuvedė į šitą būseną, buvo šita. Ten projektas, sakykime, mano atveju, visai neina taip, kaip turėtų eiti ir visiškai atvirkščiai ir dar ten į minusą. Vietoj to, kad, sakykime, būtų kažkoks uždarbis, tai bus didžiulis minusas, kai, tarkim, nėra ir taip resursų. Wow. Ir tada aš pradedu galvoti, gerai, reikia aiškumo, nes pastebiu, kad kai nėra to aiškumo galvoje, plano, kuriuo aš tikiu, tai tada ta būsena dar gilėja ir jinai tęsiasi ir nesibaigia. Ir kai aš atsisėdu ir galvoju, gerai, ką aš galiu dėl to padaryti, ir jeigu aš matau, kad taip, logiška, aš esu tai padaręs, visai gerai, galėčiau tai pagyventi kažkiek laiko, tokiu režimu, viskas tvarko, gerai. Reiškia, reikia man tiesiog išlaikyti, nepamesti to plano, galvoju, iki kol iš to išeisiu, galbūt kažkaip rašytis, ten ant popieriaus kasdien, kad palaikyti tą, kažką daryti, O ir jaučiu, realiai taip galvodamas, kyla motyvacija. Kyla motyvacija imti ir daryti tai ir keičiasi būsena, iškart keičiasi, jinai gerėja. Ir supratau, kad pradėjus ryškintis tą planą, kažkokį modelį, kaip aš veiksiu, atsiranda toks kaip entuziazmas, sakykime. Tai yra patikėjimas savim, kad taip galiu, ir iš to tada kyla entuziazmas, nes planas yra geras, mano pasąmonė juo tiki. Ir entuziazmas iš lotynų kalbos išvertus man labai patinka, dėl ko vartoju šitą žodį, kad tai yra dieviška kibirkštis. Ir reiškia, tai yra kažkas tokio, kur kažkokia energija ateina. Ir entuziazmas, jisai virsta į energiją, į realią fizinę energiją, į protinę energiją, į mentalinę, fizinę, į visokią kokią. Ir ta energija yra skirta darbui įgyvendinti šitą planą. Ir šitas mechanizmas yra labai svarbus dabar jau man. Reiškia, ateina kažkoks nuopuolis, arba šiaip tiesiog motyvacijos nebuvimas, pasimetimas, kažkoks nebenoras dirbti, viskas. Pagaunam save, sėdam, imam popierių, tušinuką ir rašom. Kas man dabar, kas čia trukdo, kas čia yra? Užsirašom tą dalyką. Ir tada sekantis klausimas, kaip iš to išeiti? Planas. Pradedam ir gali būti kai kurie variantai netiks, aš jais nepatikėsiu, bet viena kita išeitis bus tokia, kur taip iškart ateis energija, užrašius tą mintį, kad galima taip, iškart energija turi ateiti. Nes čia yra ženklas, kad iš pasąmonės eina, kad gerai, tikiu, bus, gerai, susirašom ir gale to plano turi būti energija ir entuziazmas
Ir jeigu tai yra, reiškia planas baigtas. Taigi, toks planas, jisai realiai gali visada jeigu emocija yra susidarius grinai dėl to, kad pasąmonėje kažkas tenais jau susikerta, nebeišeina, tiesiog, nebėra plano. Arba mes nebetkim savim. Tada pasidaro, ta tokia būsena, kur užstringa energija, nebeišeina dirbti, nebeišeina kažko daryti ir toks pasimetimas, tarsi reikia struktūros pasąmonėje. Sėdam, darom planą. Tai su šituo planu, jeigu jis teisingas, ateina entuziazmas ir ateina energija tolimesniam veiksmui. Ir kas tada labai svarbu? Tada labai svarbu tą planą įgyventi. Nes jeigu mes jį pradedam laužyti, tada prasideda toks nepasitikėjimas savim. Ir nepasitikėjimas savim visiškai vėl atima entuziazmą. Tai tas planas turi būti toks, kurį neturi būti kažkoks kosminis, turi būti visiškai primityvus, elementarus, kad man šitas dabar neina, gerai, kaip aš galiu tikrai 100% išsirinkti tuos žingsnius, kuriuos aš žinau, kad tikrai galiu padaryti. Tai gali būti tokie primityvūs, tokie paprasti, bet jie per kažkurį laiką išves. Ir nereikia ten kažkokių didelių susigalvoti, nes tai nebus iš vidaus tikėjimo to, kad aš galiu padaryti. Paprastas, reiškia ten gerai, šiandien darau tą, rytoj ten tą ir per tiek dienų turiu pasiekti tą. Ir taip, viskas gerai, ramu, darom. Tai toks pasiūlymas.